Sveiki, ar žinojote, kad kalbys yra seniausias amatas pasaulyje? Tai kviečiu jūs pas mano tetį kalvį. O čia mano tečio daryta rožė. Pats viską iškalęs, ar ne? Aha. Tai va, esam tečio dirbtuvėse, jos nėra gražios, kai būna, kada kitos dirbtuvės, tai yra senos, pilnos įrankių, staklių. Ir kadangi tai yra metalas, tai būna visokių drožlių. Va, čia yra kūjas, ar ne, greičiausia. Čia. Aha, va, tėtis kiek visokių įrankių turi. Aha, kala ant jo metalą, taip. Aha, čia va, pasventi, koks tai dar yra. Tėtis gal smulkiau papasakos, va, kiek visokių įrankių turi. Aha. Čia tečio sumonstruotas stalas, ant kurio jis dirba. Čia toksai pečius, kuriame kaitina metalą. Iškaitina ir paskui plaka. Čia labai didelis kūjus, su kuriuo suplaka metalą karštą deginti. O čia yra mano tečio toks galastukas. Tai va, čia jau naujoviškas tas darbastalis, galima sakyti, jau netoks visas metalinis, netoks, kokį turėjo mūsų prosenelis, ar ne? Visokie, va, kur pritvirtinti metalą, kad laikytųsi. Čia šveitimai visokie, dildinimai vyksta, ar ne? Pilna visokių įrankių sudėta. Va, peiliai, mūsų tėtis dabar daro visokius peilius. Tai va, visokiausių nuo ko va, išplakta ir nuo ko prasideda, nuo metalo paprasčiausiai ir va, kokius plonus, kokių va, pilna visokių. Ir čia jau koks va, galandinimo popieriaus juosta ir tėtis galanda. Dabar jums noriu parodyti senovinį varstotą. Taip, čia dar kitaip skaitosi darbastalis ir jis turi labai daug metų. Pagamintas kažkur yra 1910, 20, čia yra smiltės prosenelio. Va, koksai... Tai yra senovinis įrankis. Taip, labai senovinis čia. Mano prosenelio, tai smiltės prosenelio yra išlaikyti daiktai. Labai senas, va, kokie, kaip suverždavo ar ne, priverždavo, ką reikėdavo. Ir medis išdirbdavo čia, ir va, kokie tebėra dar ir plaktukai yra, ir pjūklai va kokie. Ai, čia įrankiams. Va, ir kirvis koks senovinis dar tebėra. Tai kiek daug metų šitiems įrankiams, va, koksai. Čia greičiausia, ką su juo darydavo. Čia gal kaip šakė, bet matot, koks įdomus įrankis, kaip įdomu iškaltas, ir jie būdavo daug tvirtesni negu dabartiniai parduotuviai, vat, perkant. Nu tai va, parodyk, kokie stalčiai, kokie va, senoviniai. Va, kokie išraityti, kokie įdomus. Metai nesimata, niekur žašyta nėra. Ne, bet daugiau negu 100 metų. Jo, labai, oi, čia daugiau. O iš šito metalo mano tėtis iškaitina visokias formas. O dabar aš jūs kviečiu ten, kur tėtis pjausto metalą. Eime. Va, štai kokios yra staklės pas mūsų tėtį su kaitinimo pečiais, kur dar yra, nežinau, čia tėtis gal smulkiau papasakos, kaitinamas ar ne metalas. Čia taip pat va, grąžtai metalams yra įgręžti skylės padaryti, yra ir suvirinimo aparatai didžiuliai kokie, su balionais. O čia yra medžio dirbtuvės. Pažiūrėkite. Kiek visokių tėtis turi staklių ir pjovimo, bet čia yra viskas jau skirta medžiui. Jeigu tai yra peilis, tai peilio rankenam specialiai daryti. Jeigu tai yra
Stalas tai stalo paviršiai visokie, daromi kėdžių. O dabar pažiūrėkite, kaip vyksta darbai dirbtuvėje. O čia yra mano tėčio darbas. O čia yra mano tėčio darytas kazanas. Ir ką su juo darot? Daro plovas ir dar Troškinius visokius. įvairius ar ne, mėsytės kepam. Ir dar yra mano tėčio vazono. Dėklai vazonams gėlytėms daryti, taip? Kaip išraityti. O čia taip pat mano tėčio darytas toks Treniruoklis. treniruoklis. Čia yra iškaltos iš metalo tėčio dėžutės su Su baltų simboliais. simboliais. Tėti, ką tai reiškia? Mėnulis, čia saulė, taip? Mėnulis, saulė, O šitie kvadratiniai. šulinys gyvybės, nežinau, gyvybės, ar čia va čia šulinys. Aha. Žinių šulinys gali būti. O štai čia yra kažkas viduj. Tėčio ornamentai. Daryti ornamentai iškalti, vat, su visom tom staklėm, kurios bus parodytos. Aha, tai yra sunku. Čia mūgiai iš to prekiavom. Ar ne, buvo raktų pakabukai. Ir ant kaklo pakabukų smiltę prekiavot. Va kokie ruoštiniai padaryti ir paskui panaudoja savo darbuose. Braižo tokius šablonus daro, brėžinius peilio, pirminius. Kai nusipiešia geriausią formą, kuri tinka rankoj, pačiupinėji, tada pradedi peilio gamybą. Išsikali ruošinį. Iš to metalo, kur rodėm. Iš metalo, kur rodžiau. Nu, tada šlifuoji ruošinį. Į tokį šlifuoji, nušlifuoji. Tada ruošinys klijuojamas yra. Šitaip va. Klijuojama viskas. Nu, tada gimsta jau toks. Ai, tada jau rankena tą Tada jau rankena jo. Šlifuoji rankeną ir tada gaunasi gatavas peilis. O čia yra staklės, su kuo jau pradeda tėtis įsistatęs va peilį, jisai galanda atsisėdęs, visokių va yra priemonių, su kuo O galanda. štai čia yra jau geras peilis. Kaip veidrodis. Čia turime dėžutę su daug peilių, tėčio gamintų O visokių, ar būna ne? ir netgi ir briedžio ragai. Iš rago netgi varankina padaryta. Ir iš medžio. Iš ko dar tėti yra? Visokių dalykų. Dar čia matom įdomią rankeną. Gal pavyks nufilmuoti. Raudona
Čia, iš ko tėti yra tokia rankena. Šita. Kaip padaryta. Irgi mediena, bet jinai kažkaip įdomiai apdirbta yra, ar ne? Va tokia. Atsargis, mitatuoju, palauk. Čia parodysime kokias spalvas su melsvu, netgi va kokios spalvos. Apdirbtos kaktusų sultimis natūraliai. Va, natūraliom kaktusų sultim. Ir dar toks Žalia kokia spalva. Ir raudonos, matai, spalvos. Afrikietiška mediena. Kažkas tai Afrikos. Medis augantis tik Afrikos. Va, koks įdomus peilis. O metalai yra skirtingi peiliams naudojami? Skirtingi metalai naudojami. Naudojamas plienas. Peiliam yra naudojamas plienas. Palaikyk iš tavomis. Va. Kokie čia dar įdomesni pažiūrėti. Jie yra labai aštrus, todėl su jais reikia labai atsargiai. Va, koks įdomus metalas. Va, koks tėčio darytas yra stalas, kokios kojelės. 2 staliukai. Vienas po kitų pasikiša. Net namuose mes grožimės tėčio darbais, kaip šis suoliukas. O čia irgi tėčio daryta šipelė ir... Čia yra pečiui. Išvalyti židiniui įrankiai. Va, su kokiais ragais. Viskas iškalta yra su tuo pečium, kur mes buvom dirbtuvėse rodėm. Tai va, viskas kaip atrodo. O čia irgi yra padėklo žvakim ir dar kažką. Žvakiam, sausainius galima susidėti ar saldainukus, ar kažką. Stalas taip pat yra darytas mūsų tėčio, ar ne, iš pirties paimtas paviršius. Štai. Čia matote, mano tėčio darbo staliukas vadinamas. Kojas pats iškalęs ir stalviršių pats visą išformavęs, su staklėm nudažęs. Turi va tokį plyšį specialų ir specialiai paliko, kad būtų kuo natūraliau. Mūsų namuose yra ne tik stalai, bet ir karnizai. Čia yra mano tėčio daryta lentyna. Mes su sese padėjo jam. O štai čia yra mūsų tėčio knygos apie plieną. Ir viskas yra ne visiškai viskas, yra ir lietuvių kalba. Ir rusų kalba, todėl būtina mokėti kalbas, nes rusų kalboje daugiausia literatūros yra randama. O va šitaip mūsų ir tėtis dar va šitaip kala plieną, vat kur rodėm. Ir būtent anglų kalba nerandam literatūros tiek daug, kiek yra rusų kalboje. O čia yra mūsų virtuvinis stalas. Ir kuo jis ypatingas, Milte? Jis ypatingas dėl to, nes greičiausiai nieks Lietuvoje tokio neturi. Taip, stalą laiko ne 4 pagaliukai ir kaip pavadinti, kojos 4 medinės, bet lenciūgai. Ir jie yra nesuvirinti vienas su kitu. Tačiau, kad nejudėtų stalas, mes
vietoj grandinės ten privirinome metalą, nes jis judėjo tas stalas ir bijojom, kad valgant sriubą tikrai mums išsitaškys. Taip pat Smiltė atsisėsk ant mūsų kėdžių. Jos taip pat neturi, nėra niekas suvirinta. Jeigu mes palenksime, viskas čia juda. Na. Jeigu atsisėsim ir linguosimės, judės. Taip, galima linguotis. Spirokliuoti, kai sunkesnis svoris yra, atsisėda ir spirokliuoja. Šitą, kadangi tėtis padarė kitokias grandinės, jos taip pat yra nesuvirintos, bet jos yra kitokesnės ir juda, bet esi lengva, o kai yra sunkesnis žmogus, jis dar daugiau juda negu tos planesnės. Tai kiekvienam žmogui pagal užsakymą tokį gali tėtis padaryti, pagaminti pagal grandinių poreikį, ar stambesnių nori, ar kitokių nori. Čia yra kažkokia fizikinis dėsnis. Jau čia tėtis yra išmastęs, kaip kažkur gal matė ar kažkaip kaip padaryti, bet jis ant nepriverštų grandinių, ant nesuvirintų, čia nėra suvirintos jos. Tokią techniką panaudojas ir vienas turi tokį Kita kėdė, dabar žiūriu, kitokia kėdė yra, čia dar tėčio daryta, tai toksai su trikampiais. Ir medis, viskas yra tėčio rankom pilnai, viskas padaryta, kokios mūsų yra kėdės virtuvėje. Ir pirmoji kėdė atsirado būtent su mažom grandinėm. Tai buvo pykčiai, kas pirmutinis ant jos atsisės, vėliau gimė visos kitos kėdės su stambesnėm grandinėm. Tėti, kas yra kalvystė? Kuo ji patinka? Kalvystė yra senovės amatas, kuriuo apdirbamas metalas, šio amato. Apdirbamas metalas ugnimi, įkaitinamas plienas, metalas, yra kalamas, lenkiamas ir taip daroma gaminiai, visokie įdomus kalviški. Tėti, kodėl tau patinka dirbti su metalu? Todėl, kad daug gaminių iš jų gali padaryti gražių. Visokiausių. Ar esi perskaitęs daug knygų apie metalą? Taip, be knygų nieko neišmoksi. Turi žinoti, prie kokios temperatūros reikia kaitinti metalą, kai jisai pradėtų lenktis. Prie kokios temperatūros, kai jisai pradėtų kaltis. Reikia viską žinoti. Kokius smūgių reikia duoti tam tikros temperatūros metalą, kai jisai blykštų. Kokius daiktus yra sunku pagaminti? Visus gaminius sunku padaryti. Reikia tik tai stengtis, daug darbo įdėti, daug kantrybės. Ir tada viskas pasidaro. Kaip manai, kuo skiriasi dabartinė kalvystė nuo senovės? Senovės kalviai darydavo padargus, sakykim taip. Darydavo šakės, darydavo arkliam pasagas visokias. Dabar to nebėra. Dabar yra naujoji kalvystė, tai yra grožis. Daromi vartai, tėtis daro peilius. Anksčiau darydavo darbo įrankius kalviai. Kuriuos daiktus tau patinka daryti? Kodėl? Tėčiai daug kas patinka. Peilius patinka daryti, visokias smulkmenas patinka gražias daryti. Parodyk smulkmenas. Jau rodėm. Bet kodėl patinka? Kaip tai kodėl? Kodėl patinka? Tai patinka, Nežinau, tėtis atsipalaiduoja. Ar daug reikia skaičiuoti, dirbant su metalu? O ar reikia sportuoti? Tai taip būtinai, o tai kaip pakelsi plaktuką didelį, su kuo kalsi, kaip pakelsi gaminius didelius. Reikia ir sportuoti, ir mokintis reikia, ir skaičiuoti, ir braižyti reikia, viską reikia mokinti. Gal gali mums parodyti, kaip tikrinama peilio kokybė? Iškalamas plienas. Padaroma peilio geležtė ir tam, kad patikrinti, ar iš tikrųjų geležtė yra kokybiška,
nesuskylus, nesutrūkus, nes daug galima klaidų padaryti. Baigus darbą, prieš pradedant surinkinėti peilį, reikia pasitikrinti geležtės kokybę. Taip galima padaryti tokiu būdu, pakabinti ant virvutės geležtę, paimti metalinį kažkokį tai pagaliuką ir stuktelti. Ir kuo geležtė ilgiau skamba, tuo jį kokybiškesnė yra. Tai reiškia, tolygiai iškalta, tai reiškia, nėra jokių įtrūkimų viduje. Taip tikriname peilį dėčią. Išklausius tėtį, aš supratau, kad mokytis yra labai svarbu. Reikia mokėti matematiką, lietuvių ir kitas užsienio kalbas, dailę, muziką ir net kūno kultūrą. Tikiuosi jums patiko mano tėčio kalbystė. Iki greito!